Kokį sunkiai darbą dirbam, na kiekvienam įmint. Statybų paslapti galinga, iš šono gal atrodyt paprasta, bet iki to, kol pats nepabanda, kiek rekčia mėslis daug ir rebusų išspręsti, kad darbs paveiktų, jei netaptų betikslis. Bet jeigu tavo rankas išteisingas veidas ir instruments pasavis kveitas, tai drąsiai imkis darbą, to nebijok, na visk vykst iš karto. Mes juk pamažėl pradėjom nuo tvartą, pavėrinį stogą, o dabar galim jum parodyt, kiek daug šią dainą ir išmokta. Bet jeigu tavo rankas išteisingas veidas ir instruments pasavis kveitas, tai drąsiai imkis darbą, to nebijok, na visk vykst iš karto. Tavo rankas išteisingas veidas ir instruments pasavis kveitas, tai drąsiai imkis darbą, to nebijok, na visk vykst iš karto. Na kiekvienam suprast, kokį sunkiai darbą dirbam. Бам! Gal reikės tualetą vietos, kad galėčiau su tai točiau. Kada metro atneš po kuras palips. Gerai. A pralys? Čia ne. O, kaip gera, važiuom, labai gera. Labai gerai. Fantastika. Gal, nes vakar dar nebūčiau pradursi.
Mums reikia to perdar, reikia pasitikėti. Gal ir išės. Prakišiau. Nu, davai. Bandome. Bando kažką. Vo čia tai galvosakis. Opa. Žarnynas. O, sulaukime svečių. Gal reikia pasistatyti, ne? Gerai pasidarys. Atvažiavo Rokvulis į svečius, o pas mus viskas užplėvinta, matos nebesimat. Turėjom, o kiek matos. Nu, palikom specialią, ką pamatyti, kaip gražią sudėjom. O atveži žaltį lauktuvių, apšnekėjom reikalus, viską pajuokavom, pažvengiam. Va, čia bus Modesto pirštinis, čia bus Modesto kepurė, o skėtis. Čia nežinau, ką matyti teks, nu kaip smagu. Va, ir dar tašiukas. Nu gers, žiaurė dėkings. Smagu, kad aplink partneriai, kaip sak, neišsigąsta kelionis atvažiuoti ilgesnis ir atvežvo dar lauktuvių visokių. Smagu mėlis. Nu va, kažkaip tep. Geriau nieko ir nepavyk. Pum, nuo geginis ten pasidariau atrą mergį, apsipjaušiau vistų žarnokus. Čia susirinkau aplinkau tokį dėžutį, ten galės pripūsti makrofleksą ar kažkokių sandariniam putų ir užtepti visko su hermetiku gražia. Čia manžeta, siūlis prasiklėjaus ir bus sandaru, bus dabar lengviau iš tintos parėti su plivelį, tai berliks tik viens paipoks. Ir iš tos parėti dar viens paipoks. O sujungimus padarysim teisę čia ongegnis. Žodžiu, tokie reikaliukai. Nežinau, ar to rek, ar to nerek, bet mes, kaip sak, norim padaryti čia maksimumą, nes pusės daug vatos iš viršutėnis sakykime. Tai geginis yra kas 90, tai kad karts neatsirastų kažkokių plivelis atitrūkimų, kažkokių nesandarumų. Tai dedam, kaip aš sakau, trigubą apsaugą. Dedam dvipusį lipnomo pleistrą ir už anos dedam garą plivelis klijus. Bet, kaip čia paaiškinti, dabar galvoju protingiau. Kadangi santvarsy kas 90 cm, iš pirmo mes žadėjom plivelį traukti tep, bet tada gaunas labai daug plivelis įsimet. Tai priejom išvadsikios, kad plivelį traukam tep, nes netink mums žingsnis, kad protinga užtraukti plivelį pagal geginių kryptį. Būtų kas 60, nebūtų bėdos, kaip sak. Traukia, tai tokiai galiuką palikti.
Ir gali gražiai viskom prisandarinti kiekvienos gegnis. O dabar, kadangi į tokią situaciją, tai traukam plėvelę šitaip. Tai va tos spaudėm sės iš viršaus, kaip užsidės. Ir kad neišspaustų, kad net plyštų nieks. Va, modės ten suklyjukas. Toliau veina siūlį su dvipus. Tada nugruntaunam viskon. Ir dar užkartojam vein kartą su žali pleistrą. Kad būtų 100%, paskiau dėsės makaroną su sandarinėjimą jaustą pagal gegnių kryptį ir tada kas 40 cm susidės šitaip makaronai ir tuo pačiu išlyginsim viskon. Ir galvojam, paskada parodys, ateitį bus matyti, kaip sak, iki gal, kaip viskas dasyvės. Galvojam gal dadėti į tarpą puveiną makaronų, tai kaip atraminį. Vakar buvo atvažiavęs žmogus, katras užputinės, sako, blemba biški negera, kad didelį atstumą, nes vis tai gaunas į kvadratą apie iki 15 kg panašiai tokį masį susipūs vatos. Tai sako, atsiras tokiai, išgaubimą žodžiu vato ir sako, kad karts neišsisandarintom. Tai mes dar turėjom vien tokį ekstra, kaip sako, numatį darbėlį, ką papildomą sutvirtinti, kad neatsidarytų tai tokiai maišiukai ir kad vata būtų iš apačios pasirėmusi. Tai suseinom praktiškai jau visam užsibaigiu visko, liek tik tas sveins va kumbariuks, nes čia buvo saulės panelių, tai visi agregatą, žodžiu, saugiklių dėžė, dar čia visokių šlangų, vakar mums atitraukė viskon, galėsim čia susitvarkyti iki gal, o toliau visur kitur daugmaž seinas jau yra kaip ir padarytas, apie longus yra praklijaut. Čia buvo užklijauta lungenį jaustava šitaip ant lango rėmo. Tai mes dar vien kartą čia prakartojom su ta žalį jaustą. Papildom tu įkda, kaip sak, kad būtų viskas gerai, nes mums reikia vis tiek sujungti garą plėvelį su ta pleistrą. Tai bus, manau, čia viskas liuks. Lungo dabar apsiklijau šį kartą gražią, ne kaip prieitam objektį. Ir prieitam objektį klijavom teisę prie longo rėmą, mes ton žalį pleistrą. Nes kažkaip nepagalvojau apie ton šitas va, kad užklijauti tepštą ir gražiai privesti. Tada tai kampą protingą susiklijau visi. Gyveni ir mokaisi, kaip saka, ne? Dabar darom tep. Ir, žodžiu, džiaugiamės. Džiaugiamės to vis rezultatą. Šiandien turėtumėm įveikti, aš taip galvoju, tas lubas, nes dar ten realiai trauksės, dvi jaustas. Nes tas tau čia, tai čia veina bam užsilė, ten kitai išsipjaus toliau išpajas. Ir, kaip čia gausies, taip kaip ton tur užsidėjus. Tai čiukšt ir paskutinį jaustą užsivers jau ant sienos grina. Reikėtų krapštytis toliau judėti. Ir tada liks jau lengvuoji dalis čia šitas va panoramą susitvarkyti, bet čia jau nebė nei pertvarų, nei nieka, tai čia eisis greičiau, aišku, biškiai aukštoka yra, bet vis tai bus, manau, viskas žymė greičiau. Va, priglostom, kad pratrykštom klyjuką, su dvipusiu užfiksaunam ir paskui dar kartėlį. Va. Kiekvienam suprast, kokį sunkiai darbą dirbam. Kiekvienam įmint, statybų paslapti galinga. Iš šono gal atrodyt paprasta, bet iki to, kol pats nepabanda. Kiek reik čia mislis daug ir rebusų išspręsti, kad darbs paveiktų, jei netaptų betikslis. Bet jeigu tavo rankas išteisingas veidas ir instruments pas savis kveitas, tai drąsiai imkis darbą, to nebijok, visk vykst iš karto. Bam, kai gerai.
Jau, kaip sakė, dainos tikslus įgyvendins ir tiksliau pusdieniaus. Buvo planas atvažiuoti, dasibaigti klijauti ir pasidaryti bent jau tas dvi jaustas, tas plivelis. Tai dvi jaustas jau ir užtrauktas. Ten apsitvarkėm visus kampus bieški. Paliksim skylį palipimo dabar laikino. Mūdas jau netgi pradėjo klijautis. O aš tu jau esu matuosiuosi. Trečią jaustą nusileidinėsim į apačią. Aš tik užteks 2 jaustų, kad pilna uždengti dar ir ton visą pašalį. Ir su garo plivelį beveik bus viskas kaip įbaigta. Tai bereks tik tas apklijauti visokius vomdžius, su manžetas. Dar praklijauti ten reikės apačią bieškį. Ir kaip ir viskas bus beveik padaryta. Liks tik sugrebistuoti sienas. Ir mes juk pamažėl pradėjom nuo tvartą, pavėrinę stogą, o dabar galim jum parodyti, kiek daug šią dainą ir išmokta. Bet jeigu tavo rankas išteisingas veidas ir instruments pas savis kveitas, tai drąsinkis darbą. To nebijok, nevesk vykst iš karto. Tavo rankas išteisingas veidas ir instruments pas savis kveitas, tai drąsinkis darbą. Bet to nebijok, nevesk vykst iš karto. Gerai, norėk padarytam paskutinį kadrą modestą su tas skylį ten seino. Čia jau nebesiskait. Pirmadinė. Agai, kas padarė, nori kadrą patekti. Galės pažiūrėti, ką patrodo per YouTube. Nu, prašyčiau, kol žmonės girdi gerą atsiliepėjimą apie mums. Sumdykit, kaip ten rek. Niek, nesakonsi, gaspadoris pasislėps. Atsiliepimai geri buvo, jau iš anksčiau mačiau viešai prieinamus. Laukiu ilgai ir kaip matau, abejonių nekyla, kad viskas čia gerai sutarta. Džiaugiuosi. Kas svarbiausia, ne? Vis laimingi. Rekomenduoju. Kaip ten sako, bet vis pos laimingis, vis patenkinti. Nu, gražu, gražu. Viskas užsandarint, užklijauta, užtraukt, apart ten. Ir čia skilutis, bet čia ton skylį dar paliksim. Tai va, žodžiu.